labai brangios kartais būna pamokos, bet geriausia... Kokia tavo brangiausia pamoka? Apie 120 ar 150 tūkstančių. Tai buvo toks projektas. Labai Nesvarbu, kiek toli aš nuvažiavau ne į tą pusę, kiekviena diena man brangsta ir brangsta. Ir tada dar labiau laikaisi tai. Tai vat būtent reikia paleisti. Kai aš metinę apyvartą turėjau 1,5 milijono, tai va tada aš pradėjau skaičiuoti, kad tai buvo 1,5 milijono metinė apyvarta ir man tai jau buvo, kad tai jau yra verslas. Daugelis mano temoje bijo žodžio verslas ir tas žodis verslas būna kartais, kad jį reikia prisijaukinti. Verslas susidaro iš 5 dalykų. Tai yra strategija, tai yra žmonės, tada yra produktas, tada yra vykdymas, tai yra procesai. Ir svarbiausias dalykas yra pinigai. Kiekvienas verslas, kiekviena organizacija visų pirma turi siekti pelno ir tai yra net pati pirma socialinė atsakomybė – būti pelningu kiekvienam verslui. Kaip vis dėlto turėti tos drąsos ir pradėti kurti verslą, arba turint verslą nebijoti to masto, auginti, eiti tą klestėjimą į didelius tikslus, arba išlaikyti verslą ne tik 2-3 metus, 10-20 metų, kad tai būtų didžiulis palikimas ir gyvenimo kokybės rodiklis ir moterims. Šiandien kalbėsim apie tai, kaip iš tikrųjų konkrečius įrankius, patarimus, situacijas, kaip moterims sustartuoti versle, drąsiai veikti, turėti viziją ir kokius įrankius naudoti. Ir svečiuose mes turime šiandien ypatingą viešnią, Moniką, jinai pati papasakos apie savo verslo patirtį, bet aš išduosiu, kas mane labai įkvėpė, tai yra ne 2, ne 3 metų patirties, ne 5-6 įmonėse, o vienoj stabiliai 17 metų verslo patirtis, valdant įvairius srautus, dirbant su įvairiais klientais. Tad šiandien apie tai plačiau. Monika, ačiū labai, kad skiri laiką. Ačiū tau už pakvietimą. Kad atėjai, kad tęsi toliau tą kelią. Monika, žinau, kad šiandien daugelį moterų veda į tai, apie ką mes šiandien video kalbėsime. Ir šiandien tiesiogiai jums daug bus praktinių patarimų. Tai pradėkim gal nuo to, kad trumpai vis dėlto, jeigu prisimintum tą pradžią savo verslo, kaip pradėjai, kokie buvo iššūkiai didžiausi šiandien akimis? Tai sveiki, aš esu Monika. Esu šeimos verslo bendra savininkė, kuriam yra jau 17 metų, ką tik atšventėm gimtadienį ir mes užsiemam didmeninę tarptautinę prekybą. Tai mūsų klientai yra iš įvairių pasaulio kraštelių, nuo Korėjos iki Amerikos. Klientai, tai nėra tik Lietuva? Ne, mes Lietuvoje apskritai to verslo ne tai, kad nevykdom, bet tik tai maža dalelė. Mes dirbam visomis kryptimis Europoje ir eksportuojam iš Europos bendrijos ribų. Labai įdomu iš tikrųjų, tavo per 17 metų turbūt ir mados keitėsi, ir klientai keitėsi, ir vieni grįžo. Tad šiandien podcast'e, manau, kad perliukų tikrai pažersime. Tai jeigu dabar grįžtum atgal, 3 svarbiausi dalykai, ką darytum kitaip, o ką darytum taip pat? Pačią pradžią, jeigu prisiminus. Aš startavau per 2008 metų krizę. Tai vienas geriausių dalykų yra, kol vieniem krizė, kitojam galimybė. Tai su tuo jaunatišku maksimalizmu taip ir startavau. Išėjau iš darbo, vieno vienintelio, kurį ir turėjau samdomą, ir gavau pasiūlymą kurti verslą, net nesudvėjojau. Tai ką daryčiau kitaip? Visų pirma, tai išsigryninčiau, kokia yra mano asmeninė vizija kuriant tą verslą, nes yra verslo vizija ir mano vizija, mano tikslas, ko aš siekiu savo. Nes tai yra pagrindinė motivacija iš tikrųjų ir tais gerais laikais, ir tais laikais, kada reikia tos motivacijos ir tie iššūkiai užklumpa, tai turint savo asmeninį tikslą, prasmę, tie iššūkiai gerokai sulengvėja. Tai čia pirmas. Antras dalykas, be abejonės, susikurčiau verslo planą. Mes startavom labai maksimalistiškai, darom. Pradėjom daryti, tada galvojom, kaip kas gausis ir verslo modelis iš tikrųjų keitėsi per pirmus kelias metus, kol išėjom ant tos savo tikrosios nišos. Ir trečias dalykas, nusipiešiau struktūrą.
Nesvarbu, kiek žmonių dirba, kad ir solo verslas, vis tiek reikia nusipiešti, apie ką visą tą struktūrą. Ką reiškia struktūra? Struktūra, tai kas čia per verslo modelis? Solo, ar aš planuoju augti? Taip. Iš kokių pareigybių susidaro visas tas verslo modelis. Nesvarbu, kad aš viena ar dviese dirbam, bet taigi darbų atliekam už kelis. Blokai kažkokie. Blokai, tai yra vadovas, ar ne, yra buhalteris, finansininkas, yra administraciniai darbai, yra pardavimų darbai, yra darbų, pagal įmonę labai priklauso, pagal veiklą, kokių tų darbų ir reikia ir išsipiešti, kokią kepurę dabar užsidedu, net jeigu viena dirbu. Kai yra aiškumas, tada yra aiškumas ir versle. Labai aišku, ką aš darau, neatsiranda chaoso. Super, kaip namuose. Aš, kadangi daug jau metų dirbu iš namų, tai aš turiu tokius ritualus, netgi, kaip tu sakai, kokią kepurę dabar užsidedu. Ir iš namų dirbant moterims, kad ir tokius didžiulius tarptautinius verslus valdant, tas irgi iššūkis. Dabar aš mama, ar dabar aš žmona, ar dabar aš lyderė, kas aš dabar. Tai aš šitas rolės labai lengvai keičiu, keisdama aprangas namuose. Taip dar nebandžiau. Taip. Tai, struktūra reiškia, labai įdomu. Ir tada aš labai aiškiai matau, kiek tų darbų iš tikrųjų sudaro tą bendrą mano krepšelį. Ir kada aš jų atsisakysiu, aš galiu išsikelti taip tikslą. Va dabar aš neturiu galimybių samdyti žmogaus. Tai aš įsikeliu pirmą tikslą, tarkim finansinį, ar kiek klientų turiu pasiekti. Va tada aš jau galiu pasisamdyti savo tą antrą žmogų. Bet vis tiek labai yra gerai matyti. Vieną yra turėti galvoj, kitą reiškia matyti ant popieriaus ar kompiuterį, duoda daug švaros, aiškumo ir tokio žinojimo, kodėl aš einu, kokiu greičiu aš turiu eiti, ką turiu padaryti. O tai ta struktūra, jeigu tu dabar, aš pradedu savo kaip verslą, ta struktūra iš kiek bent blokų, vis tiek galiu kažko nežinoti, ką turiu žinoti. Gerai. Tai kaip ir bet kuriam versle, ar tai yra solo verslas, ar tai yra didžiulė įmonė su daugybė žmonių, verslas susidaro iš 5 dalykų. Tai yra strategija. Vis tiek, norėdami kažkur nueiti, mes turim žinot, kur mes einam. Tai yra žmonės. Jeigu aš dirbu, tai kaip minimum vienas žmogus jau ir yra. Tada yra produktas. Siūlau aš kažkokį arba fizinį produktą, arba paslaugą. Reikia labai aiškiai išsigryninti, ką aš siūlau, kuo aš esu išskirtinis. Mano produktas, taip. Taip. Tada yra vykdymas. Tai yra procesai. Nereikia visų procesų, užtenka pačių esminių procesų, jų išsigryninimo, visos kartotinės užduotis turi būti suprocesintos. Tai arba greičiau atveda į pelną, arba užkardo nuostolius. Taip. Užkerta kelią nuostoliam. Ir svarbiausias dalykas yra pinigai. Kiekvienas verslas, kiekviena organizacija visų pirma turi siekti pelno ir tai yra net pati pirma socialinė atsakomybė – būti pelningu kiekvienam verslui. Tai yra jau vien po žodis verslas, ar ne? Tai reiškia, pinigai, ką tu turi menį, paskaičiuoti toj strategijoje, ar ne? Koks pelnas, kas juos seka, kas skaičiuoja. Viskas, kas įeina į žodžių pinigai. Tai visų pirma, reikia investicijos, tai nuo kažko tais prasideda, ar ne? Kada jos atsipirks? Apyvarta, bet apyvarta dažniausiai jinai dydį verslo nusako. Ir pelnas, o kas sudaro pelną? Tai visų pirma reikia žinoti, kiek uždirbsim, kiek yra išlaidų ir su kuo aš dažnai susiduriu, žmonės tiesiog neįtraukia visų išlaidų. Kaip pavyzdys, darbuotojo atlyginimas. Darbuotojas dirba 11 mėnesių, o mokam už 12, nes mėnesį dar atostogauja. Ir tokios visos smulkmenos, dovanėlės kalėdinės, visus tos dalykus reikia įsiskaičiuoti. Jeigu gerai ir, pavyzdžiui, jeigu solo verslas, ar ne, ir visa tai, aš esu viena, sakys. Ką čia man dabar visus skaičiuoti? Viskas aišku, darau viską ir dažniausiai, kaip moteris iš to visko, turbūt pinigų tema, sako, kaip nors, nežinau, man teko bent jau susidur, kaip nors. Tai tam verslo plane labai svarbu tuos skaičius. Be abejo. Ypatingai, vėlgi reikia žinoti, koks yra tikslas. Jeigu tikslas yra tiesiog uždirbti pajamas, įsivažiuoti ir stabiliai ten būti, tai yra vienas tikslas. Jeigu tikslas yra augti, tada yra kitas procesas, todėl kad reikia skirti pinigų augimui, reikia išgyventi, atidėti augimui ir kartais taip nutinka, kad kai žmonės daro neskaičiuodami, eina tą kortą, važiuoja iki tol, kol nebevažiuoja.
Ir tada reikia labai aiškiai žinoti, kas nutiko, kur pasikeitė išlaida, kur krito pardavimai. Visą tai sudaro, tą reikia Super. labai gerai sekti. Ar gerai suprantu, ar solo verslas ir ypač net, kad ir kokia didelė vizija nuo pirmų žingsnių, labai svarbu tą pasidaryti. Be abejo. Ir tavo versle teko visus šitus procesus pačiai reguliuoti, valdyti, sukurti, nors produkto pati, o koks pačios produktas? Mes perkam ir parduodam gerai žinomas prekes, kurias galime įsigyti prekybcentre, ar ne? Super, tai reiškia toks kaip tarpininko, teisingai? Nu, taip, taip. Mes turim labai panašumų, ar ne? Tik tavo kaip klasikinio verslo forma veikia. Reiškia, tu produktų negamini, tu pasiimi gerus gamintojus, teisingai? Taip. Ir darai visus kitus procesus, apie kuriuos kalbi, kurie irgi svarbus įmoniai. Be abejo. Ir išsirenki gerus produktus, bent jau tau neskauda galvos dėl to produkto, kur tu tarpininkauji, jo kokybės. Ar ne? Tiesą sakant, mano verslo modelyje mano klientai ateina ir užklausia, ko jiem reikia. Ir mes jau pagal kliento poreikį savo duomenų bazėje turim patiekti jiem tos produktus. Aha. Bet esmė nesikeičia. Esmė nesikeičia, vis tiek tie procesai yra visi tie patys. Kodėl aš tai klausinėjau, nes kaip tik mano kitas atskiras yra video YouTube apie viso klasikinio verslo irgi tas kolonas. Ir tinklinio marketingo verslo modelis iš tų visų gausybės kolonų tarsi paima tik vieną dalį, tai yra klientų kūrimą, klientų tinklo, rūpinimąsi juo, bet visus kitus palieka gamintojui. Tačiau jeigu aš kaip lyderė organizuoju savo verslą ir turiu komandą, tai ką tu pasakoji, aš turiu nepamiršti tą patį, kad aš esu ir personalo vadovas, ir lygiai taip pat skaičių išmanytojas, ne? Nors nežinau kaip pas pačią, bet ten įsivaizduoju, kad verslo investicijos yra didesnės, apyvartinės lėšos. Pas mus tų apyvartinių nėra tokių didelių, bet aš vis tiek turiu skaičiuoti, kiek, kada, už ką aš uždirbu, kada mano komandos nariai, jeigu jau užauga lyderiais, kada kokiais tampa. Toliau ta pati logistika, man nereikia rūpintis, o pas tave jau vis tiek jūs rūpinatės tą logistiką ir tai yra jūsų paslauga turbūt, ne? Taip, viena iš. Viena iš. Super. Tai bet kokiu atveju, nesvarbu, koks yra verslas, tie patys tokie fundamentiniai principai, jie galioja. Tai kažkur, tarkim, žmonės, galbūt aš dabar dirbtinis intelektas atlieka tam tikras užduotis, bet, žinau, kad šitą pareigybę turi atlikti, ar ne? Turi būti padaryti. Tai pažiūrėti į tuos dalykus reikia kreatyviai, bet iš esmės, ar aš, ar ne aš atlieku, kaip pavyzdys, pas mane išpiešta, kad teisininkas yra. Aš neturiu teisininko, mes samdomės įmonę, kurie atlieka teisinės užduotis, kada to prireikia, bet kadangi tai vyksta gana dažnai, aš netgi išsipiešu struktūrai, kad yra teisininkas, tiesiog mes jį samdom iš išorės. O dabar norėčiau paklausti, tas kelias 17 metų patirtis, jis yra didelis, ne? Buvo pradžios kažkoks etapas, ten brandos, pakilimo, ten turbulencijų, turbūt visko praeita. Kuriuo momentu tu supratai, kad tai jau tikrai yra verslas, ne koks nors eksperimentas, ar ne iš to entuziazmo didelio, kaip dauguma gal pradeda verslus? Ar kažkokie kriterijai būna, kada supranti, ne, čia jau yra verslas? Tai iš pradžių mes tą verslą darėm labai konservatyviai, atsakingai žiūrėjom, kada galėsim išlaikyti tą darbuotoją, ne tik priimti, bet ir išlaikyti, o kas, jeigu nepaeis kortą, kiek laiko aš turiu, kiek resursų aš turiu. Tai ilgą laiką mes nesamdėm. Pirmiausia, startavau aš viena, tuo metu prisidėjo po kelių metų vyras, tada jau matom, kad darbų daugėja, pribrendom, išskaičiavom, pasisamdėm pirmą darbuotoją, ir kol kas važiavo taip iš eigos autonomiškai, bet kai pradėjo daugėti tų darbuotojų, labai pasijuto. Reikia struktūros, apie kurią kalbu. Kaip ten sako, viena draugė pasakojo, kuri turi tikrai didelį kolektyvą, sako, kartais atrodo geriau patiems padaryti, kad ir kaip neverslininkiškai skamba, kad juos sumenedžminti. Tai būtent ir tada, kai pradėjo rastis jau vis daugiau ir daugiau komandos narių, kai pradėjau matyti, kokie skirtingi yra žmonės, kad nėra savaime suprantamų dalykų, tada sėdom
pradėjom domėtis, aš prisėmiau šitą rolę, nes tai mano tiesiog talentas didesnis yra, pradėjau ieškoti informacijos, pradėjom kviestis iš išorės pagalbininkų, konsultantų, pradėjom mokintis, kad tas verslas visada būtų pelningas, nes kilo klausimų, kodėl vienas darbuotojas padaro, kitam neišeina, atrodo, vienodai pasakoju. Ir čia po to pradėjau mokintis, kad yra kur kas gilesnių dalykų. Ar tai reiškia, kad tai yra verslas, o ne koks nors pomėgis ar kažkas čia gausis, supratai tada, kai jau pradėjai samdyti darbuotojus, ar kokie dar kriterijai? Kad tai ne pomėgis nuo pat pradžių žinojom, tik tai mes darėm patys. Bet tada atsisėdom, kai atėjo daugiau darbuotojų, turėjom vidinę strateginę sesiją ir išsikėlėm savo klausimus. Kur mes einam, kokia mūsų vizija, kokia mūsų strategija. Ir mes savo atsakėm, mes norim augti. Tai reiškia, jeigu norim augti, augėja ir komanda, profesionalėjam ir pagal tai priėmėm tolimesnius ženklus. Kodėl aš tą klausinėjau? Nes yra verslų, ypač moteris, kurios pradeda be kažkokių turbo investicijų didelių. Pabandysiu, pavyks, nepavyks ir gal tai bus verslas, nebus verslas, tokio labai lengvu su suknele pasistraksėjimu. Kartais tai būna, ar ne visi taip iš karto pradeda. Tai aš savo versle, būtent tinklinio marketingo versle, kada aš supratau, kad tai yra rimtas, toks pat solidus verslas ir kriterijus mano atveju buvo apyvarta. Ir kokia ji buvo? Kai aš atsisėdu su vyrais įvairių verslų, įvairių labai skirtingų, kaip skaičiuoti tą verslą. Skaičiuojam, kaip tu pasakei, pinigais, apyvartom. Tai kiekvienam versle marža tą skirtingą, ar ne? Tarpininkai vienas maržas turi, gamintojai kitas. Tai mano atveju, kai aš metinę apyvartą turėjau 1,5 milijono, metinė, vadinkim, dirbdama be jokių investicijų, be sandėlių, neužpirkinėdama prekių, nemokėdama darbo užmokesčių, nemokėdama sandėliams ir netgi nemokėdama logistikai jokiai. Tai tada aš pradėjau skaičiuoti, kad tai buvo 1,5 milijono metinė apyvarta ir man tai jau buvo, kad tai jau yra verslas. Iki tol aš taip, ne tai, kad aš, bet daugelis mano temoje bijo žodžio verslas. Nežinau, kaip klausytojos, kurios nori pradėti verslą. Ir ta žodis verslas būna kartais, kad jį reikia prisijaukinti. Tai kada kur įvyksta tas prisijaukinimo mechanizmas? Čia vėlgi kiekviena yra skirtingai pagal tai, kaip anksti jį išsiaiškina, ko jį iš tikrųjų nori. Grįžtam prie pradžios. Taip, ir dabar aš su savo moterim, kurioms mentoriauju ir jos keliasi profesinius tikslus ir keliasi metam, tarkim, profesinį tikslą. Ir pirmiausia, aš užvedu į gyvenimo vizijos tokio, ko tu norėtum, kur tu matai toliau, nes nuo to priklausys, kokių veiksmų imtis, kokiu greičiu tai daryti. Ir sako, dar nežinau, bet tada vėl aš kvestionuoju kaip asmenybė. O ko tu nori, kaip toli tos tavo ambicijos veda, kaip tu įsivaizduoji, kada tu pati veržliausia, laimingiausia ir pagal tai jau galima žinoti, tai bus tik tai amatas, ar tai bus verslas, nes mums skirtingų dalykų reikia. Taip, tai reiškia bazę tokį pasidaryti savo super stiprybių, analizę, vizijos, ne? Visų pirma, nepabijoti, pasvajoti ir pasižiūrėti, kur toli noriu nueiti. Čia labai. Tai čia jau svarbu. O tada, jeigu matau, kad veda mane toli, nebūtinai ir kai toli, tada jau eiti į tos tokius, yra įrankių, ir SWOT analizės, ir verslo planas, kad ir solo verslui, ir ne, ko aš iš tikrųjų noriu. Ką tu rekomenduotum toms, kurios kaip ir norėtų, bet galbūt aplinka nepalaikanti, nes ne visom taip drąsu pasvajoti? Jeigu nori, tai susirasti visų pirma aplinką, kuri palaiko. Ir dabar galimybių yra daug moterų klubų, bendruomenių, dabar labai lengva susirasti, užtenka paguglinti, paieškoti, įsilieti tas bendruomenės ir ten palaikymas atsiranda. Ir kai atsiranda palaikymas, kai atsiranda istorijos, kuriomis dalinasi, kai atsiranda, kad baimės yra labai panašios ir pas pradedančią ir kartais pas labai jau toli nuėjusią, kad visi mes esam žmonės,
Ir labai panašius procesus išgyvenam. Ir tada tos drąsos atsiranda. Ir kai tas palaikymas yra, ir tų jėgų daugiau atsiranda. Ir tai yra labai svarbu. Tai čia vienas iš tų pirmųjų žingsnių. Vienas iš pirmųjų, jo. Aš asmeniškai labai rekomenduoju tikrai susirasti savo mentorius teisingus. Taip. Nueiti, pakalbėti vienur kitur, tai sutaupoma laiko ir po to pasidėlioti irgi, kur einu ir taip toliau. Nes kartais aš labai aš esu networkingo mokymus įrašiusi ne vienus, esu tikrai vieno iš klubo bendrai kūrėjų, labai palaikau moterų verslumą, labai to gyvenu. Ir labai norisi moterim prisidėti, kad jos klestėtų, kad jos tikrai eitų tuo savo keliu. Tai ryšiai, kontaktai, tai yra moterų, kai nors kaip tu sakai, galbūt jos ne taip agresyviai ten eina į verslą, bet jos moka kitais būdais, jos moka švelniai per ryšį, per kontaktą ir iš to gauti mėgavimosi proceso dar. Be abejonės. Ir moteris ir vyrai verslą daro skirtingai. Mano nuomonė tai yra privalumas ir tikrai ne konkurencija, ypatingai kai aš turėjau galimybę kartu su vyru vadovauti, ar ne, turiu galimybę, mes labai skirtingai tą vykdom ir kartu galim viens kitą papildyti labai puikiai. Ir moterim reikia labiau atsigręžti į tą intuiciją, į verslo darimą taip, kaip mes suprantam iš moteriškos pusės. Tai nereiškia, kad negalioja logika. Galioja tie patys visi loginiai dėsniai, strategijos, bet daugiau pasikliauti ir intuiciją. Norėjau dar tavęs paklausti, kadangi 17 metų yra ilgas laiko tarpas ir jame buvo greičiausiai visko, bet taip užbėgant už akių ir tos, kurios kažkuriam procese yra, kuriais momentais gali būti sunkiausia ir ką daryti, kad neiškristi iš to. O ką daryti, kad galbūt, nes tu mentoriauji labai daug irgi moterų ir matai, kaip galbūt kartais nereikia laikytis įsikibus, ne? Faktas, kad sunku yra tada, kada nevažiuoja. Arba buvo augimas ir staiga jisai sustojo ir prasideda kritimas. Ir netapatinti savo pasiekimų su savo asmenybė. Būna tų gerų dienų, būna tų prastesnių dienų ir čia yra klasika tiesiog atsisėsti ir išsianalizuoti, kas vyksta. Kartais taip nutinka, tiksliau dažnai taip nutinka, kad mums patiems jau neišeina pamatyti, kai verdam visame tame. Tai labai gerai arba išvažiuoti atsiriboti, pasidaryti strateginę sesiją su kažko iš išorės, bendruomenės tos pačios pasidalinti, kur jau galima profesionaliai, kas vyksta. Ir nežiūrėti kaip į klaidas, o žiūrėti kaip į pamokas. Labai brangios kartais būna pamokos, bet geriausia... Kokia tavo brangiausia pamoka šiaip? Apie 120 ar 150 tūkstančių. Tai buvo toks projektas. Labai Čia tokia viena iš brangesnių. Taip, tai buvo projektas, kurį padarėm, be verslo darom. Pradėjom daryti. Prisijungė komandos narys ar ne, darom, po kurio laiko išaiškėjo, kad mes visai skirtingas vizijas turim ir suvokimą, kas tos investicijos, kiek laiko užtruks, mes turėjom labai skirtingą. O jau traukinys pavažiavo. O jau nuvažiavo ir tada sekė kita labai svarbi pamoka, kurią reikėjo išmokti. Nesvarbu, kiek toli aš nuvažiavau ne į tą pusę, kiekviena diena man brangsta ir brangsta. Ir tada dar labiau laikaisi tai. Tai vat būtent reikia paleisti, nes žinai, jeigu aš važiuoju ir padariau tokią išsukimą, tai aš galiu grįžti. Bet man taip yra nutikę, kai aš važiavau netyčia į visiškai priešingą pusę. Man reikėjo į Lietuvą, aš važiavau į Vokietiją iš Lenkijos. Ir jau čia nėra lanksto, reikia apsisukti ir grįžti atgal. Visiškai. Taip ir versle yra. Aš taip atsimenu labai brangę, man tuo metu brangę, dabar kai paklausiau, kokia tavo suma, tai mano pradžioj verslo tik 2000 eurų kainavo, bet kadangi tai buvo prieš 12 gerų metų, kai buvo dar litai maždaug, tai 2000 eurų tikrai startuojant buvo nemaža suma. Ir tai buvo, aš nepaklausiau savo mentorių, jie sakė, šito nedaryk, bet aš labai norėjau, kadangi gal nepopuliariai nuskambės dabar ta šalis, kaimyninė šalis, Baltarusijoje,
ten aš norėjau startuoti verslą, tuo metu didelė šalis, šalia susikalbam ir taip toliau. Giminių ten turiu ir viskas čia bus labai gerai. Bet sienos apribojimai visą laiką jie buvo jau ir nesenam tam laikotarpį. Ir aš nupirkau pradžios rinkinių eterinių aliejų, mūsų vadinamų namų vaistinėlių, apie 2000 eurų. Ir taip gavosi, ir aš galvoju, kad aš ten nuvažiuosiu, padarysiu renginius ir čia bus startas, pirmoji komanda. Ir taip gavosi, kad jie užstrigo ant sienos, išmuitinti nesigauna nei ten, nei atgal. Nei atgal į Lietuvą gražinti, nei ten jos pasiimti. Aš jau neatsimenu, kai baigėsi, kažkokią dalį atsijėmėm, kažkokią neatsijėmėm, bet tai man buvo, o mentoriai sakė, nedaryk šitai. Tai tai čia toks irgi tokios jo patirtis, kurios tikrai kartais iš jų pasimokom, o kartais toliau aš galėjau sakyti, ne, toliau darom. Ir aš palikau pauzei, taip, nepaėjo, aš grįžau ir Baltarusijos rinkoje tuo metu nevyščiau toliau verslo. Turim ir mes patirčių su ta pačia šalim, bet tarkim mūsų verslas yra toks, kuris, kai pradėjom, nebuvo iš ko mokintis. Lietuvoje tokių verslų buvo vienas kitas, bet tikrai jisai kitokia viską darė. Tai o kaip išmokti? Tik iš patirčių. Patirtis visada kainuoja, pas mus krovinys beveik kiekvienas būdavo problematiškas ir vis skirtingas. Ir po kurio laiko mes supratom, mes visada įvykdom. Arba randam tą antrą, vis tiek finale viskas būna gerai. Jeigu dar negerai, tai dar ne pabaiga. Tai va ta drąsa eiti, daryti, nes visada yra daug, kaip minimum dar vienas būdas padaryti, negu atrodo iš pirmo karto. Tai va tas bandymas, ieškojimas, komando ieškojimas, kiek būdavo sulėkiam, užstringa komandos narys, problematiškas pardavimas, eigoje sužinom, nebėra kur dėtis, ten dokumento trūksta ar dar kažkas nutinka ir komandiškai sulėkiam, ieškom, kartais skambinam ir vis tiek randam atsakymą, vis tiek išeinam. Kas padeda? Kada atsiranda kokia nors problema, pirmiausia savo atsakyti, kas blogiausio gali nutikti. Kartais tai nuima labai daug streso. Ai, tai nieko, tarkim, už dyką padirbsiu, gerai, padirbsiu už dyką, ar ne? Jeigu nuostolis, jau tada reikia vienus sprendimus priimti, jeigu tai tiesiog laiko investicija, kitus sprendimus priimti. Bet iš karto pasižiūrėti, nesigąstinto, kas blogiausio gali nutikti. Man labai patiko tavo šitą įžvalgą, kad verslas yra tai, nesusitapatinti su savim, nes ypač gal moteris čia šito verslo klaidą padariau dar, ką labai pradeda į save, per save ir tada labai išgyvena ir jeigu jau pati tada eini žemyn, tada tikrai verslas tik iš paskos. Mano pasiekimai niekada neatspindi to, kokias aš esu kaip žmogus. Man čia reikia daug metų šitą įsisavinti. Aš tikrai labai daug metų savo pasiekimus tapatinau su verte ir nei velnio tai neatspindi. Kaip kalbėjau, kad ir tu pasakoji, yra daug tų dalių sudedamųjų ir faktas, kad tavo ypatingai klientai ateina ir jūs pagal užsakymus jiem ieškot produktų. Kaip tie klientai, kaip pirmuosius juos suradot, nuo ko prasidėjo? Per 17 metų greičiausiai jų skoniai, jų tipai, nežinau, charakteriai keitėsi. Gal pradėkim nuo to, kaip tuos pirmuosius klientus suradot, nes čia toks tarptautinis klientai ir Kinijoje, ir dar ką, mentalitetą jų išmanyt. Wow. Visų pirma, tai sėdėjom labai daug laiko internete, ieškojom minčių, idėjų, dabar prisimenu, buvo toksai, gal ir dabar yra Alibaba puslapis, kuriame yra produktai ir ten įmonės ir skelbėsi, kai kurios ir ieško ir tiesiog pradėjom talpinti savo kontaktus. Vienur, kitur, tokiose tarptautinėse marketplace. O kaip jūs prisistatinėjot, ką jūs darot? Tiesą sakant, aš ir nepamenu tiesiog apie kaip konkrečiai ties tais produktais, kad pavadinimai, kuriuos mes galim patiekti, kad gauti. Mūsų įmonė prekiauja tokiais ir tokiais produktais.
Patys aktyviai ieškojom, tarkim, matom, kad šita įmonė dirba su to produktu ir tiesiog susirandam kontaktą ir šaltas skambutis, šaltas laiškas, pamažu, va taip atėjo. Tai žodžiu, per klientai. Nepažįstamus, va taip grinai šaltai, internete. Taip. Dabar puikiai tam pasitarnauja LinkedInas. Yra nuostabi bazė. Tarkim, man reikia nueiti į kažkokią rinką, aš pasigūglinu, kas ten toj rinkoje veikia, kokios įmonės, tada per LinkedIn aš susirandu, kokie žmonės dirba, nes bendrauja ne verslas su verslu, visada bendrauja žmogus su žmogum. Ir reikia surasti žmogų, kuris priema sprendimą, pas kurį aš turiu nueiti. Ir kai aš nueinu pas tą žmogų, nueinu vieną kartą, nueinu kitą kartą, ar ne, kažkaip tai mesgu tą kontaktą. Iš pradžių, tarkim, sako ne. Gerai. O kaip mesgi kontaktą? LinkedIn? Labas. Pradžiui, taip. Taip, LinkedIn. Mes, kadangi verslas į verslą, business to business, tai važiuojam į parodas, nuostabu, žinoti, kurią pastatą. Nes ten gyvas kontaktas. Gyvas kontaktas, žmogus su žmogum. Tiesiog reikia pasidaryti namų darbus, būtinai. Žinoti, prie ko greičiau prieiti. Rasti tą sprendimų priėmėją. Ir nenusiminti, jeigu vieną kartą pasakė ne, žiūrėk, kitą metą atvažiuoju, jau mane prisimena. Gerai, sako ne. O būna tokių istorijų ir pas mus ne vieno tokia buvo, sakė ne, po kokių kelių metų skambina, sako, aš norėčiau atvažiuoti į susitikimą. Po kelių metų? Taip, kartais net ir tai būna ir apsisuka, nes jau jam reikia pardavimo kanalo. Vienam klientui, prisimenu, aš turėjau e-mailų duomenų bazę ir mes tai e-mailų duomenų bazai siuntėm vis kas savaitinius pasiūlymus. Ir aš net nežinojau, kurie gyvi, kurie negyvi kontaktai iš to, kurie neatsišaukia, ar ne? Ir po 2 metų gaunu skambutį iš Italijos, po to jau tapusio kliento, sako, labas, stebiu 2 metus ir noriu iš tavęs pirkti. Laiškus gaudavo 2 metus? Taip, tylėjo, nieko neatsakė, bet matė mano nuoseklų darbą. Nuoseklų darbą, taip. Fantastika. Nuoseklų darbą ir kažkada jam sutapo taip, kad tinkama prekė, tinkama kaina, jis man paskambino, jis jau mato mano įdirbį, kad aš ne vienkartinė ir viskas. Ir taip mes padarėm tais metais labai daug pardavimų. Išlaukti, nuosekliai daryti. Super. O tai kaip tie klientai per tuos 17 metų, ar yra kažkokia tendencija, kad keitėsi jų, nežinau, charakteris, lūkesčiai, poreikiai, reikalavimai galbūt? Mano versle iš esmės labai klientai keičiasi, rinkos keičiasi. Vienos rinkos atsidaro, kitos užsidaro. Buvo atsidaręs Dubajus, politiniai visokie. Dubajų šokoladą vežėt kažkam? Ne, Dubajų šokolado nevežėm, esam pasiūlymus ruošę, bet nevežėm, mes į Dubajų nemažai pardavėm. Į Dubajų. Į Dubajų. Ir iš Dubajus nuperkam. Po to atsidarė Amerikos rinka, su tais klientais pradėjom bendrauti. Vienas bene gal ir pirmasis mano klientas, nuo ko aš pati pradėjau, tai buvo iš Korėjos. Aš tai žaviuosi, kaip bandau įsivaizduoti nuo nulio, be mokytojų, be mentorių, sukurti tai. Ir tai apyvartinės lėšos greičiausiai nemažos ten į Dubajų, kitiem ten neperka po vieną saldainiuką, ar ne? Ir nes aš tiesiog galvoju, kaip tinklinė marketingė paprasta, nes ateina žmogus, jis turi realiai tas pačias galimybės, taip, tik jau siauresnis produktas vieno gamintojo, bet tu turi mokytoją, tu turi visus apmokymus apie produktą, tu turi logistiką. Tai aš taip bandau palyginti ir žavėdamasi tuo pačiu, iš kur tos drąsos, tikėjimo, nuoseklumo. Fantastika. Čia aš turiu padėkoti savo partneriui. Mes darėm kartu. Vienas kitą palaikėt. Taip. Tai tas palaikymas tom sunkiom minutėm, kai vienas mažiau tiki, kitas labiau tiki. Vienos stiprybės vienur, kitos kitur. Ir tai yra tas žmogus, kuris mane tuo metu labiausiai augino. Tai reiškia papildėt to. Tai jeigu žmogus pradeda vienas, jam labai svarbu žinoti savo stiprybės, kokios jos turėtų būti, kas buvo taip jūsų puzliai tarp dviejų, be kurių nebūtų pavykęs šitas verslas, pavyzdžiui. Kokie bruožai, aš girdžiu iš pačios nuoseklumas, disciplina, kur jau aš suprantu, pati jau pradėjai daryti, tai jau ir darai. Na,
aš esu tokia daugiau projektinė, man nepatinka monotonija. Tai vad, sakykime, mano partneris, ar ne, jisai labai gali būti monotoniškas ir jisai gali sėdėti Exceliuose, jisai mato prasme, analitiką, jam patinka. Aš nuo to greičiau pavargstu. Tai man padėjo nemesti sunkiu metu, tačiau aš esu kitose vietose daug stipresnė. Aš pamatau projektą ir mano mintyse jau dėliojasi ir vizija, ir veiksmų planas, ir galimas, aš įveikėja esu. Ir aš esu gera vykdytoja, ta vykdantysis vadovas. Aš iš karto matau ir tokį big picture, didelį, matau tokį paveikslą ir įmonės masto, okei, čia reikia komandai nudeleguoti, čia reikia proceso sukurti, nes jau kartojam kelintą kartą, čia reikia galbūt atsisakyti. O jo atveju analitikos, lentelių kūrimas ir mes kartu taip viską ir išvystėm. Ir dabar vystom. Kas iš tavo patirties galėtų nuskambėti kaip tokie praktiniai patarimai, kas iš tikrųjų padeda tą klientą, išgirdau vieną, nuoseklus darbas, kontaktavimas socialiniuose tinkluose, namų darbų darimas, bet jau kai yra tas kontaktas, juk jis gali grįžti. Nežinau, kiek tai pas jūs iš tikrųjų tai būna ir ar kokius veiksmus darot, kad klientai grįžtų. Visų pirma, tai nesvarbu verslas verslui ar verslas žmogui, visada bendrauja žmogus su žmogum. Ir tas žmogiškumas yra labai svarbu. Kiekvienas iš mūsų turi tą tokį ego. Ir mėgsta būti pastebėtas, ir mėgsta būti iš tikrųjų matomas, pastebėtas, nestatistinis vienetas. Tai kiekvienam klientui yra labai svarbu, kai jis mato, kad rūpi jo potencialas, kad jį pažįsta, kad užduoda jam aktualius klausimus. Kaip tu tai darai? Nes tu LinkedIn'e nepažįstamas žmogus, ar ne? Vat kokie maži žingsneliai, kad žmogus šitą, nes iš tikrųjų tai turi būti didžiulis pasitikėjimas, kad jie taptų tavo klientų, nes tai yra dideli kiekiai. Tai be abejo, pirmas kontaktas jis yra lengvas. Testuoju ribas, kiek žmogus atviras, bet jeigu matau, kad nelabai yra linkęs atsakinėti, nelendu per giliai. Jeigu kontaktas darosi kartotinis, jeigu žmogus su manim bendrauja, tada įtraukiu daugiau ir žmogiškumo, kaip sekasi, kaip savaitgalis, kaip šeima, žiūrėk, užsimesga pamažu tas kontaktas, šiltumas. Atsiranda kažkokio vidinio dialogo, vidinių jau tam tikrų sąlyčio taškų, ar ne? Ir tada vis nuosekliai siūlant, siunčiant, pas mus tas neįkyrų siuntimas yra. Ir kai jau klientas, jis būna pasiruošęs, jis jau pats susidomi. Ir kiekvieną kartą vėl jo klausinėti, žiūrėk, noriu pataikyti iš karto, tai duok tu man kriterijus, kurie tau yra svarbus. Aš pasistengsiu atliepti tavo lūkesčius, atsiųsti tau kuo tinkamesnį pasiūlymą, kad neįkyrėti, kas tau aktualu, ko reikia, kad tu pirktum, ką aš turiu įvykdyti, kad tu pirktum. Kas tau, labai geras. Tai tiesiog domėtis kliento ir potencialų, ir lūkesčiais, ir kasgi jį paskatins priimti tą sprendimą. Ir jeigu aš girdėsiu, ką man sako, ir dažnai reikia girdėti ir tarp eilučių, o ne iš skripto aklai skaityti, tada anksčiau ar vėliau, tikrai aš pasieksiu to rezultato. Tai jausti klientą. Jausti. Aš nežinau, koks tas pas jūs klientų kiekis, bet, pavyzdžiui, mano organizacijoje yra 7,000 šiuo metu tinklas klientų, kurie nuolat perka, naudoja po virš 50 šalių. Man nedalyvaujant jau tame procese. Ar šiandien tavo versle jau tu gali ramiai miegoti ir neieškoti naujų klientų? Ir nes vis tiek per 17 metų turbūt lojalumas irgi yra likęs ir jau tik ateina, jau žino klientai, jau tu tik aptarnauji, jau nereikia ieškoti ten tų paruošiamųjų darbų daug daryti. Na, dėja, mano verslo modelis yra visiškai kitoks. Mano verslo modelėje visada reikalingi aktyvūs veiksmai, bet čia jau pats verslo modelis yra toks. Taip yra klientų, kurie grįžta, kurie patys užklausia. Bet kadangi pas mus nuolat keičiasi sąlygos tiek tiekime, tiek pas klientus, rinkos atsidaro, rinkos užsidaro, čia tiesiog visai kitas veikimo modelis. Tai yra, kad klientų vis tiek pastoviai
yra dalis, kur ieškoma klientų visada. Mes turim netgi savo tą vidinę bazę, mes toj bazėje jie mainosi. Tiesiog Supratau. vieni užmiega, kiti atsibunda, pas vienus pasikeičia įstatymai, atsiranda kažkokie muitai arba dar kokios aplinkybės, dėl ko jie tiesiog labai organiškai kinta. Kadangi pas tave, Monika, vis tiek yra nemažai moterų, kurios turbūt įvairiose verslo stadijose yra. Aišku, man labai įdomu tavo akimis, tavo įžvalgo, kad šiandien pradėti verslą. Kokių investicijų iš tikrųjų reiktų, be kurio skaičių net neverta dairytis? Nežiūrint tai, kad jūs verslą, kaip aš sakau, turbūt pradėjot beveik ant asfalto, ne? Bet vis tiek, vertinant ir žinant tos procesus, kad užauginti, kad iš to išlaikyti darbo vietas. Nu čia, žinai, nėra tokio atsakymo, vieno vienintelio, labai priklauso nuo to, kas per verslas. Nu, tarkim, jeigu tai yra solo verslas ir paslauga, ar ne, vat kaip aš, su mentorystė. Tai vienos investicijos, mano laiko investicijos irgi mentoriam, investicijos mokymam, bet visai kas kita, jeigu aš noriu gamybą pradėti. Taip. Tai labai priklauso, tai gali būti net ir nuo kelių šimtų ar kelių tūkstančių iki keliasdešimt tūkstančių. Faktas. Ir nieks negarantuoja, kad tau jie neištirps per pirmą mėnesį. Be abejo, tai vienareikšmiškai reikia paskaičiuoti ne tik kiek startui reikia individualiai, bet kiek aš išlaikysiu, jeigu nebus sėkmės, nes visada yra 3 scenarijai. Yra sėkmės scenarijus, pozityvus, yra realistinis scenarijus ir yra tas negatyvus scenarijus. Tai tikėtis reikia geriausio, bet ruoštis visą laiką reikia, jeigu man neįs tą kortą, kaip planavau, kiek laiko aš galiu išlaikyti. Lygiai taip pat mes priemam ir darbuotoją. Ne tiesiog ant tokio geros natos, kad vat, man reikia ir dabar aš imu. Bet o jeigu nepasiteisins tas projektas arba tas darbuotojas, kiek laiko aš išgalėsiu jį išlaikyti be labai didelio emocinio nuostolio, to skausmo tokio, kad aš investavau ir nepasisekė. O šiandien, pavyzdžiui, jeigu neturėtum visiškai jokio biudžeto, kaip susirastum pirmuosius klientus? Darbas internetu, tikrai pirmiausia paieškos, tas pats Google'as, tas pats LinkedInas, Instagramas labai priklauso nuo srities. Sava asmeninė kontaktų bazė, kaip mes ir šnekėjom, ar ne? Tai net ir klasikiniam versle kontaktų sąrašas, jis... Nu, be abejonės, vis tiek mes pradedam nuo tų pačių vietų. Ir to žinutės apie savęs skleidimas pamažu. Savo žinutės skleidimas, tai yra kas? Kaip? Kas aš esu? Ką aš siūlau? Tai ar tai socmedijoje pradėti save pozicionuoti, ar akis į akį kalbėti, žinutės skleisti, ar naujienlaiškį siūsti. Aišku, naujienlaiškį reikia jau turėti bent elektroninį paštą, ar ne? Nu, taip, bet čia jau nėra investicijos. O kaip vadovaujasi rekomendacijom? Pavyzdžiui, aš šiuo metu ieškau partnerių, moterų, kurios domisi natūraliais sveikais būdais, kaip palaikyti savo šeimą, kuriom patinka kvapai, aromatai ir kurios nori iš esmės pakeisti savo profesinę kryptį ir turėti daugiau laisvės, finansų prasme, judėjimo prasme. Ir man labai būtų įdomu būtent coacheris, psichologės, moteris, kurios turi moterų ratus. Taip. Ar tu galėtum man rekomenduoti, su kuo aš galėčiau pasidalinti šitą galimybę? Čia kaip pavyzdys. Ar mane galėtum rekomenduoti? Be abejonės. Bet ir mūsų versle, šiam, kur dirbame, mes irgi vieni kitus rekomenduojam. Faktas, kad aš mėgstu rekomenduoti tuos žmonės, kur aš daugiau ar mažiau pasitikiu, kad padarys kokybiškai, yra atsakingas žmogus, yra atviras žmogus, tai yra labai svarbu. Tiek atvirumas, tiek atsakomybė. Čia į tą, jeigu nuo pradžių pradėtum, ar ne, kontaktų sąrašas ir taip toliau, į ką kreiptumės, kad tave rekomenduotų, ar kitus žmonės rekomenduotų, ar prašytum rekomendacijų kažkokių? Be abejo, prašyčiau. Bet faktas, kad aš vadovaučiausi savo vertybinę prizmę. Taip. Tai pagal savo vertybinę prizmę ir atrinkčiau tos žmonės, kuriuos rekomenduoju arba kurių nerekomenduoju. Taip, nes tai yra mūsų autoriteto dalis. Be abejo, ir aš pati labai mėgstu naudotis rekomendacijom. Dar dabar pamenu, kai įstojau į moterų tam tikrą tinklą,
Ir kai man reikėjo papildomų verslui paslaugų, pirmiausia, aš tuos kontaktus išnaudojau, todėl kad aš jau pažįstu tos žmonės, aš su jais bendrauju kitoje aplinkoje, aš jau žinau, su kuriuo man pakeliui, su kuriuo nepakeliui. Faktas. Aš tiesiog, nes, pavyzdžiui, filmą, kai einam, aš pati labai rekomenduoju, aš pati klausiu, įvairių specialistų klausiu rekomendacijų. Tai mano profesijoje labai didelė galia, kuri yra neišnaudota arba kaip tik galbūt pamirštama, kad verslą ir naujų klientų aš galiu surasti per rekomendacijas. Arba rekomenduodama kitiem tai, ką aš pati naudoju, produktą, nes jūs viską, ką perkat, turbūt ne viską patys naudojat. Mes dažnai tų prekių ir nematom. Nematot. Jo. Tai aš tą produktą ypatingai galiu rekomenduoti, nes pati jį naudoju. Tai tas rekomendacijų momentas dar labai versle, kuris padeda naujus klientus rasti. Tai be abejonės. Be abejonės ir dabar, jeigu man reikia susirasti kažką, apie ką aš neturiu supratimo, nesu prisilietus prie tos ryties, tai visų pirma tikrai ne internete ieškau. Aš pradedu domėtis, kas jau tuo naudojosi ir kas man gali rekomenduoti. Bet čia labai svarbus yra kritinis mąstymas. Tiek savo įman, tiek kitam rekomenduojat, kas tinka man, nebūtinai tiks tau. Arba kiekvieno žmogaus patirtis tam tikroje situacijoje, jinai labai labai skirtingom spalvom gali sužaisti. Tai rekomendacija yra labai rimtas svertas, labai padeda atverti ir greičiau į tą šiltą kontaktą, nueiti į rezultatą, bet nereikia visų lūkesčių sustatyti tą rekomendaciją. Bet jeigu jau aš ką šiandien išgirdau, kadangi pažįstu tave, kaip tu kokybiškai vertini, kaip tu brangini žmonės, kaip tu stengiasi jiem padėti. Ir jeigu man reikėtų Dubajui kažko, žinočiau, kad iš tave tikrai pirmiausiai pasikreipsiu. Kaip pavyzdys. Ir iš tikrųjų būna pasikreipia moteris, kurios su prekyba nori startuoti, skambina, o kaip man padaryti tai, tarptautinį pardavimą, tai kur galiu aš atsakau, kur negaliu aš nukreipiu pas tuos, kurie galimai galėtų padėti. Tokiu atveju man skamba tokia, kaip vienas iš tų momentų, nebijoti klausti, nebijoti galbūt kvailai kažkur atrodyti, nes vienas klausimas seka į antrą klausimą, į trečią ir aiškėja ir tada tu pradedi gaudytis, tada drąsos atsiranda. Aš norėčiau toje papildyti. Ne tik nebijoti klausti, bet ir nebijoti prašyti, kai reikia pagalbos. Lietuvė moteriam rekomendacija. Taip. Ir blogiausiu atveju išgirsim ne, o geriausiu atveju tiesiog atsivers naujos galimybės. Einant jau į pabaigą mūsų podcast'o, man labai įdomu, koks buvo ypatingas kažkoks sprendimas, kuris davė tokį proveržį. Intuicija. Mūsų įmoniai, mūsų sėkmės istorija, tai buvo COVID metu. Ir aš ėmiausi prekių, kur mes dažniausiai nelendam, kada būna labai rimtas ažiotažas. Nes tada prasideda kova dėl cento dalių. Ir mano kolegos sako, nelįstų į šitą prekių grupę, palik dabar čia yra covidinės prekės. Bet man buvo tokia intuicija ir aš dariau namų darbą ir turėjau priimti rimtą sprendimą, bet aš jo nepriėmiau. Viena, nes aš norėjau palaikymo, tuo metu buvo visi užimti, negavau palaikymo, bet aš vis tiek dariau ir gavosi, kad ta banga apsisuko, covidas grįžo į Europą, įvyko tas pirmasis pardavimas ir aš turėjau skristi į kitą šalį dėl tam tikrų priežasčių, nes ten turėjo susitikti klientas ir tiekėjas. Ir aš intuityviai žinojau, kad mano partneris, nors ir jis nenorėjo, turėjo skristi su manim. Ir aš jį pasiėmiau. Ir tada mums gimė ta visa idėja ir mes ten labai greitai komandiškai nuostabiai sudirbom ir ten buvo mūsų sėkmės istorija. Tai ta intuicija, kad ne. Jau vieną pamoką turėjau, o antrą kartą sakau, ne, važiuojam kartu. Labai gera ta įžvalga, aš bent jau matau, kaip man būna su partneriais, kai mes keliaujam, kaip tik važiuojam su lyderiais į kitus miestus ir ta kelionė laiku, kelionė ta kartu, automobilyje, kur tarsi turi to laisvo laiko, ten gimsta fantastiškiausios idėjos. Atsimenu vieną skrydį iš Amerikos, kai mes taip per vidurį sėdėjom 4 ar 5 ir tiesiog juokėmės, brainstorminom ir išgeneravom tokias irgi idėjas, kur po to visus metus fantastiškus projektus įgyvendinom. Labai svarbu tas idėjas užsirašyti.
Kad ir kokios jos kartais atrodytų galbūt juokingos ar nerimtos, užsirašyti savai idėjai visada ateina metas. Ir dar trumpai, jeigu galėtum, tai turėdama tokį verslą, toliau klestinti verslą, kuriame aktyviai dalyvauji, turi darbuotojų, jau esi tame profas, kodėl dabar nori dalintis ir kodėl vedi moteris per mentorystę, į jų verslus, kas tavyje prasiplėtė? Tai visada tūnojo manyje, tiesiog kiekvieniem dalykam reikia savo meto, tai yra mano talentai ir tai yra mano didžiulė grąža ir tai yra mano pašaukimas. Ta mentorystė šiame etape yra vienokia, ateičiai aš turiu ir platesnę viziją, kaip tai turėtų būti, bet yra tas rytis, kurioje aš duodama gaunu dvigubai, mažiausiai dvigubai. Pati toliau labai stipriai augu, pati gaunu tą emocinę grąžą ir finansinė grąža niekada neatperka tos emocinės grąžos ilgalaikiai perspektyvoje. Tai labai svarbu tai suderinti. Super. Ir šiandien, jeigu į tave kreiptųsi moteris, kuri galbūt nedrįsta, nesiryžta pradėti verslo dėl įvairių priežasčių, ką tu jai pasakytum? Daryti bet kokiu atveju, pirmiausia, išsigryninti savo tikrą idėją, savo tikrą viziją. Jeigu nedrąsu, susirasti į pagalbą mentorius, žmonės, kurie palaiko, susikurti aplinką, tinkamą aplinką daryti ir susikurti tinkamą aplinką, kad negalėčiau nebedaryti. Tas irgi labai svarbu. Įsipareigoti žmogui, situaciją tokią sukurti, kad jau nebegalėčiau atidėlioti. Ir dalykai pasidaro tik tai daromi. Gali būti, kad tai net nebus paskutinė idėja, galbūt tai yra pirmas žingsnelis į tavo tolimesnę, tą tikrąją idėją, bet jeigu nebus pradėta daryti, tai po 5 metų greičiausiai imsim galvot, būčiau jau nuėjus tokį kelią, tas tokia bejonė. Arba mano versle dažnai girdžiu, kodėl aš visus metus tik naudojau produktą, o verslo nedariau. Sakau, aišku, mes niekur geriau kažkada negu niekada, bet ypač tiem, kam 40+, sakau, jau nebelaukit, darykit čia ir dabar, tiesiog, kaip Monika sako, mentorių susiraskit aplinką, eikit ir iš mano patirties, ką aš dar palinkėčiau, turiu ne vieną ir ne 2 istorijas, kad moteris atėjusios ir tinklinį marketingą, neturėdamos jokių verslumo įgūdžių, jos išdrąsėjo, jos pamatė, ką reiškia klientas, aptarnavimas, bendravimas, jos išdrąsėjo, jos pamatė daug ir dabar yra sukūrusios tikrai stambius, didelius verslus ir puikiai dera ir klasikinį verslą kuria ir toliau turi tinklinio marketingo bendruomenę, kur viena kitą papildo. Taip, kad nebijokim ir kelių verslų, kelių idėjų, svarbiausia tai paskirstyti labai sistemingai. Taip. Ir nebijoti drąsiai daryti, net atrodo, kas nesuderinama, iš tikrųjų tampa suderinama, jeigu tai apie mus. Jeigu tai apie mus, super. Ir gal pabaigai, Monika, žinau, kad tu pati iš tavęs mokytis, tikrai daug investuoji į save. Kokią vieną knygą tom, kurios tikrai norėtų drąsiau versle žengti, kokią knygą rekomenduotum labiausiai? Šios knygos rekomendaciją pati gavau mokymuose ir ta knyga vadinasi panašiai 5 apgailestavimo priežastys prieš numirštant. Mane jį labai paveikė, nes aš jau iki tol turėjau devizą geriau padaryti ir gailėtis negu nepadaryti. Arba gyvenimą norėčiau nugyventi taip, kad senatvėje galėčiau pasakoti tiek daug istorijų. Tai buvo jau apie mane ir kai perskaičiau tą knygą ir kai pamačiau žmonės, ko dažniausia gailisi jau prieš iškeliaudami šio pasaulio, man tiesiog neleidžia nebedaryti ir kitų neskatinti. Jo, beje, aš irgi šitą knygą skaičiusi ir aš labai sunkiai ją gavau tik bibliotekose, bet jinai tikrai verta dėmesio, iš esmės tokio perkratimo. Aš tą potyrį esu pajautusi, tai apie ką duoda ta ir knyga. Amerikoje buvau didžiuliai konvencijoje ir pora, labai graži pora, coacherių pora, vedė visą paskaitą. Ir aišku, kadangi mes su eteriniais aliejais pasitepam, įkvepiam, dar labiau greičiau atsipalaiduojam, kad suprast apie ką. Ir jie vedė mus per tokią patirtį,
kad įsivaizduokit, kad dabar jums 85 metai, jūs labai daug ką gyvenime nuveikėt ir susirenka aplinka, jūsų anūkai ten taip toliau ir visi žiūri jūs ir kaip jūs jaučiatės. Ką jūs savo labiausiai sakote, už ką aš džiaugiuosi šitam gyvenime. Ir aš atsimenu, kadangi yra terinėlieji, tada tu labai pajunti, atsipalaiduoji, nesvarbu, kad aplinkui ten tūkstančiai žmonių, bet tai tikrai pavyko, jie labai profesionaliai tai vedė. Tai buvo tokie fantastiški atradimai, tai gal pabaigai noriu palinkėti visiems atsisėst, įkvėpti aromato, pabūti su savimi ir atsakyti savo klausimus. Mano tada buvo atradimas 2 dalykai. Labiausiai aš noriu gyvenime, kad mano vaikai matytų mane laimingą. Bet tai buvo taip stipru. Antras dalykas, kad aš gyvenime esu įkvėpėja. Aš matau daug žmonių, kuriuos man pavyko gyvenime įkvėpti, įgalinti, patikėti savim, judėti, eiti ir daryti. Tik 2 dalykai. Ir tada grįžti į šiandienybę ir tada galvoji, ką aš darau, kad tai mane vestų į šitus dalykus. Man panašiai, tik aš susimažinau iki vieno dalyko. Aš noriu šiam gyvenime būti laiminga. Ir dabar aš vis kvestionuoju, padarys mane tai laiminga ar ne. Jeigu manau, kad padarys, aš rizikuoju. Jeigu iškart matau, kad ne, tiesiog viskas, aš to nesiemu. Tai laimė yra pagrindinis dalykas. Taip, savo laiku balsuoji už savo laimę. Taip. O bet kuria prasme verslas, ar klasikinis verslas, ar tinklinio marketingo verslas, jeigu tai veda mus į patirtis, kad ir kiek jos kainuoja, tai vis tiek dedasi į mūsų tą skrynę patirčių, iš kurių mes gimstam kiekvieną dieną vis nauja asmenybė. Monika, labai tau ačiū už pokalbį. Man didelė garbė pakalbinti tave, išgirsti tavo patirčių, palyginti, sulyginti, ko nors negalima tokių dalykų lyginti, bet praplėsti savo matymą, mąstymą, kaip verslai veikia ir labiausiai įsikvėpti ir kitiem perduoti tą žinutę, kad galima. Tiesiog klausykit tų istorijų ir labai linkiu tau toliau mentorystės kelyje, klestėti, burti aplink save moteris, kur savo pavyzdžių padėsi kitom išskleisti savo sparnus. Ačiū tau labai ir tik esam pavyzdys, ar ne, kai taip netyčia susitikom ir aš labai tokius pat jausmus jaučiu ir tau. Ir taip labai faina, žinai, kai girdžiu į savo pusę žodžius, kuriuos pati norėčiau dedikuoti, nuostabu. Tai ką duoda tas bendravimas, ėjimas į žmonės ir atvirumas naujom pažintim. Taip, ir nebijoti dalintis. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu. Kaip surasti Moniką, kur rasti jos mentorystę, kuo jinai dalinasi, skaitykite viską detaliai aprašymuose. Taip pat aprašymuose dar pridėsiu Jums dovanų, kaip Jūs patys galit pasidaryti tuos namų darbus, išsiaiškinti, kas aš esu, ką aš darau, vardan ko, kokia mano galėtų būti vizija. Tai yra mano stiprybių, mano vizijos instrukcija, kaip savarankiškai tai galite padaryti patys. Jeigu buvo nors viena mintis, kuris sukirbėjo, patiko, spauskite patinka, prenumeruokite mano kanalą ir laukite, pasimatysime kitose podcastuose su kitais mūsų nuostabiais pašnekovais.